šiandien buvo žymiai geresnė kova, geresnė gynyba. Parodėm, kad galim apleisti greičiumu, buvo sunku. Bet aišku, mes gynėmės į galą, kovojame gynėjom. Norėčiau pasveikinti varžovus su pergale. Nežinau net ką šnekėdavau apie šios dienos varžybas. Iš tikro esu nusivylęs savo komandą. Turėjom gerą sudėtį. Teisėjai gerai dirbo savo darbą. Tai jokių priekaištų, patys pralaimėjom rungtynes. Nežinau, atrodo viskas buvo aišku, žinom ką varžovo žaidžia, bet koncentracijos stoka turbūt, nes viską žaidėjai šiandien darė praktiškai priešingai, ką treneris prašė. Tai nenorėjom pasuotis, nenorėjom gintis. Gintis galėjom, pasirodo, kai galim, nes turėjom kelis kartus -10, atrodo, ar -12. Turėjom kelis kartus situaciją, sugebėjom grįžti spaudimo dėka, bet kai tik grįžtam, vėl įjungiam atsarginę pavarą kažkokią, pradedam vaikščioti. Ir ta koncentracija lėmė mūsų pralaimėjimą. Ir gale, irgi turėjom -3 ar -2 ir davėm ilgą perdavimą, nors prašiau ilgos atakos, praradom kamuolį ir tas ir nulėmė rungtynių baigtį.